Kemperis išvažiuoja, mūsų kelionė rytoj. Ate. Daiktai beveik supakuoti, žaisim Tetri ar Lego, kaip čia pasakius. Telefonai, pakrovėjai, kosmetika, kažkas pasipuošt ir komfortiškai. Svarbiausia nepamiršti lietpalčio. Nu ką, lėkiam į oro uostą su autobusu. Greitai skrisim. Jau seniai nemačiau, kad oro uostas būtų toks tuščias. Kol mano pakeleivės nėra, reikia praeiti viską. Bare mielai kažką ir išgertume, bet mano keleivės vis dar nėra, vėluoja. Oho, jinai jau beveik čia. Ratais kvadratais, keliauninkė numeris 2. Skanaus. Mergaitiškos problemos, ateina siuntos, o mes parskrendame vėliau, nei jas išveža atgal. Keliaujam aplankyti Švedijos. Draugystė neverta sėdėjimo kartu. Aistė perskaitė, kad reikia važiuoti ekspresu, bet mes nevažiuosim, nes labai brangu. Papigia iki centriuko. Septynios minutės nuo stoties ir priėjom. Nu, cute, žiūrėk, ir su langu. Turim langą, už kurį sumokėjom ekstra, nes kiti kambariai be langų. Matysim lounge'ą, žinosim ar eiti bariuką ar neit. Labai daug veidrodžių, labai cute dušas. Ieškoti maisto ir kokteilių. Turim ir senovinį labai liftą. Gaila, kad tik pirmam aukšte gyvena, mane aukščiau. Durikas stumiam. Prašome uždaryti abi duris. Ir žemyn. Pirma mūsų pramoga. Kas nežiūrės tokį video. Tai nukarpys. Centrinę miesto aikštę turim turgų. Labubų po pigiau nei 10 eurų. Tai maistas, mini, krautuvėlė, viskas greitai ir išsinešti. Kiniškas alus irgi. Kaip kokiam filme. Blech. Šlikštu. Kvapą neperteiksi, bet ką darysi? Tunas gražiai. Galima paragauti meškutės. Aistė mane stabdo, sakė, nereikia.
kad tik filmuojant dabar ateina. Rasti šilčiausią vietą, bet su lauko malonumais. Margarita? Kažkas, aišku, į kokteilių meniu iš karto lenda. Pradžiai Aistė su savo kava, visa laiminga švytinti. Gerai galvoju, lauksiu savo Margaritos. Bet pareina susiparinus, nes sumokėjo kiek? Sumokėjau 100 eurų, kai tiek neturėjau sumokėti. Bet čia buvo skemas, nes ten buvo parašyta mango and blueberries. Ir nebuvo kablelio, ten buvo tas N ženkliukas. Ir aš jai sakau mango. Ir jis sako mango and blueberries. Ir sakau, oh yeah, of course. Gersi Margaritas? Skemas. Čia irgi apskemino. Jis irgi man pasiūlė papildomai guakamolės, tai jau čia yra guakamolės. No. Tai kam dar papildomai guakamolės? Kur aš ją dėsiu? Valgysi. Bet rožinė. Per vaizdą nesimato, bet čia rožiniai takos, načios ir quesadillas. Meksikietiška vakarienė. Važiuojam. Nuostabus vaizdas pro kambario langą. Matom, kad dedas pusryčių salėj. Vietų yra, galima eiti pusryčiauti. Kukuliai, dėl kurių verta atvažiuoti į Švediją. Kaip už 25 eurus visai gal nieko tie pusryčiai. Negaliu keiktis. Norėjau sakyti, kad pusryčiai buvo gavnu, bet pasiėmiau išsinešimui gluten free. Mes nutarėm, kad esam labai ankstyvos. Dar nėra 10, parduotuvės uždarytos, labai saugu planuoja dieną, nes niekur neužsuksim. Normal, man atrodo, ne drogas, čia Tigeris. Tigeris? Bet čia ir pušų. Tai jau yra mano masti sparkling wine. Nu gerai. Čia mano. Troliai mumi visada man patiko. Kaip da vandens lašai. Nu jo, niurnos veikėja tau labai tinka. Prie karalių rūmų. Karalių rūmai? Man atrodo. Tokie negražūs. Iš kitos pusės turėtų jie būti, bet autobusų jau kalnas. Tai būsim su turistais. Karalių rūmai. Iš karto reklamos. Dance out. Lysiu. Bandelės, 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 suvenyrai, suvenyrai, suvenyrai. Pasivaikštom, laukim 12 valandos, kada keisis karaliaus rūmų apsauga. Ir tada kažkas laukia toliau. Spėju, koks Vaza muziejus, gal pasikelimas aukštyn į kalnas. Aha, arbatytė, bet tie šokantis pingvinai.
Kaip jam linksma ten. Nu ką, esam centriniai aikštėj. Turim Nobelio premijos muziejų. Fontaną. Žavimės bažnyčios varpinę ir galvojam, ar įmanoma užkilti. Jam pasigrožėt krantinę. Kaip suprantu, mūsų planas rytoj į aną pusę keltis, nes ten yra fotografijos muziejus kažkur, yra terasytė su baru ir Meats for People restoranas su švediškais kukuliukais. Tai gal vynelio? Spėjai. Nespėjai? Nu, tai dabar nedarysiu antrą kartą. Kaip suplanuota, o ne nuoširdžiai nufilmuota. Jinai pyksta, kad pasakiau ne peroliui. Dabar turim 11 valandų. Sako, dar per anksti. Kaip suprast per anksti? Eik, paimk 2. Aistė sakė, atrodo labai kietai. Beveik kaip Dioras, tik tai, kad Sweden. Nice. Čia man. Sakiau, už 9 eurus jai pirkt karūną. Ne, nu šitą matai, aš nemačiau, bet tu pažiūrėk, šitą kokia negraži, šitą kokia. Tik 12. Palei pat karalių rūmus yra labai žavi, karališka parduotuvytė su visokiais namam aksesuarais, su knygom, su saldainiais, su karūnom. Tik susuk po to. Karališkas jojo. Minia žmonių laukia kariuomenės pasikeitimo. Dovanų parduotuvę užskaitai? Mama sakė, Aistei karūna tinka, tai gal grįšim jos. Galima, žmonės susirinkė, galėtų pradėti. 1 minutę anksčiau, 1 minutę vėliau. Koks skirtumas? Vis tiek žmonių laukia ne dėl savas. Representationsordningarna används regelbundet vid statsbesök, audienser och andra ceremonier. Vakar atrodė miestas toksai neapkrautas. Šiandien pabuvus prie karalių rūmų turistų užtektinai. Visur aplinkui siūlomi turai. Apsauga pasikeitė. Laiveliai. O ten atrakcionų parkas. Gaila rytlis. Galėtume paskirti pusdienį pašokinėti. Pavažinėt kokiais amerikietiškais kalneliais. Atrodo, šitam bare ir liksim burbuliukam. Burbuliukai su vaizdu. Čink čink. Su specifektais laivas dūmų įvyksta.
Aistė sakė, jeigu turėtume pinigų, plauktume taksi. Ne, jeigu ne pinigų, pinigiukų. Pinigiukų. Bet neturi pinigiukų. Ir negalim sauliaisti taksi. Nu, bet proskę sauliaidam su vaizdu. Nu, mes turim pinigų, bet ne pinigiukų. Komado, džakuzi, hamakas. Gyvenk ir žvenk. Aistė, tau reikėjo tikrai važiuoti, čia su tą Maikė ieškau vyro. Ir bandelę duoda. Perki bandelę. Perki bandelę. Žinau, ko reikia iki kitų. Nesąmonė, aš sakiau, gal tos lenelės žiūrėtų gavo, bet neduoda. Būti jokingi. Jaurieji ančiukai. Ir ten tikriausiai mama graži. Kokia didybė. Mažiem piliečiam irgi yra laiptukai. Kur vaikai valgo. Bet mes valgysim hodogus, nes matėm mergaitę, kuri labai čiaumojo hodogo bulką. Dar nesmokėjau, jau kritikuoja, kad bus išsimozojus. Bet tu pažiūrėk, kaip gerai hodogo. Laimingas? Po prabangaus kavą su vaizdu. Kai neturi pinigų. Skansen, kažkoks muziejus po atviru dangum. Yra traukinukas aukštyn į kalniuką. Lankytinas objektas. Tikriausiai nemačiau nei vieno tiktoko be jo. Tai pabandom. Nusipirkom papildomai traukinuką, kad nereikėtų eit kojom. Kilsim. It's one lane that they cross there. Mama, till båda. Mamma, det finns... Aistė, kur klausia, kurie čia atsivedžiau. Tai biški panašu į vaikų darželį. Jau audio gidą pajungiai? Ne. Aistė sako, kad panašu į Kernavės muziejų, tik tai, kad visko čia daugiau. Nu va, vokiečiai be vaikų. Visur įeit gali, daugiau mažiau. Dalį daiktų gali liesti. Kol gera diena, reikia išnaudoti ją pasivaikščiojimams po tokius muziejus lauke. O jei rytlis, visą dieną praleisime viduje po visus muziejus. Net ugnis tikra. Smagu. Nu, apturėsim Joninas, kurių nematėm šiais metais. Aha, filmuoju buldozerį, nes čia ne vietoj ir ne tų laikų. Vandens įsipilt galima. Dešreles hebras kepa. Čia turėtų likti būt fontanai. Kas irgi galėtų taip privežinėti rangles.
galėtų apibūdinti buvimą čia, tai susilieti su gamta. Tavo draugės, pasikalbėt gali su jom. Tau sakė be. Nu, kokią pastabą ten tėvam duodi? Ta proga, kad davė žemėlapį, reikia jį atsiverst. Tai ožkas radom, avis radom, einam ieškoti elnio. Aistės favoritas yra kažkur čia meška, pingvinas, ūdra. Ką dar ten matėjai? Ruonį? Susikalbėjai? Ieškojom briedžių, dėja. Ne briedžių, elnių. Elnių, dėja. Rudenį tušti narvai. Judam toliau. Tikimės rasti mešką. Turim rasti briedį, bet mes jo nematom. Gal apeinam iš tos pusės kaip žmonės? Ratuku žiūrėk. Nu, bet meškas tai tą pusę. Bet gal ir briedį pamatysim kur nors pasislėpusi. Pietus ten vaikšto palei tvorą, bet Aistė sako, jis žolėdis, taip gaila. Turėtų būt meška arba lokys, jeigu tiek žmonių čia stovi. O Dieve. Tai jau patenkinta muziejų. Jo, visai nieko. Meška. Čia va meška, žiūrėk, tam lokys. Tikrai įspūdinga meška, biški toliau lokys. Žaidimų metas. Pasirodo, meškų turim net 3. Det går sen inte låta. Wow. Jokio stiklo, nieko. Kokio dydžio. Kokio dydžio. Okay, bet ir žvirblių kalnas, kurie vagia maistą. Ne tik Vilniaus baruose terorizmas slešia. Čia irgi. Niekas nedraudžia taip daryti, bet bortelis yra. Nu, rytų turistai matyt. Geras. Maisto privagus. Bektemaš. Pasipildom vandens atsargas. Vaikas. Povas. Ar tempia? Didesnis teroristas. Viską vagia, ką valgo žmonės. Kriu. Vėžliukai, žuvytės. Teletabių valanda, tikrai. Aistė sako, žiūrkė savo vietoj. Šiukšlių dėžėse. Taip kaip įpratę matyti, dažniausiai mes ją.
žuvidalis galima pamatyti katiną. Katinas turi namus afigenus. Visko. Ir ant pečiaus gulėt gali, ir dar kažką daryt gali. Kažkur maudos ruonis. Are you getting it? Yeah, boy. Ska du vinka? Vinka snäll. Eini, randi sniego mobilį, laukianti žiemos. Sakėm, užskaitom šitą švedų kultūros, istorijos ir gamtos muziejų, kuris veikia visus metus. Meškos džiugino, ruoniai džiugino, avytės paglostytos, su ožkytėm pasikalbėta. Galima važiuoti ilsėtis. Är det 2 stycken? Ja, var det var en? Ja, det tror jag. Den gick nog upp sista turen. 4 vakaro. Kamštis išvažiuoti iš čia. Gerai, kad mes peško mobiliu. Vaza muziejus. Greituoju būdu. Nu kažką gali pasižiūrėti šonuose, man atrodo. Ir tas iškeltas vikingų laivas. Atrodo įspūdingai. Kokia didybė. 3 aukštas ir jisai vis tiek netelpa į vieną kadrą. Ketvirtas, gal ar čia 5 aukštas. Viskas kaip ant delno. Saugoti galvą. Pasivaikščiojimas po denį. Čia, kad pasijustum tikrą kalnuošką. Kitaip tu čia neužlipsi. Kol pabuvom muziejui, oras pasitaisė. Išeinam į vasarą tiesiog. Kur toks oras buvo visą dieną, kol vaikščiojom lauke? O kaip susigrūdę, kaip silkės. Pagal rekomendacijas. Tak, baras terasa, 14 aukštas. Jag gillade bra den andra bättre. Det går bra.
terasa su panoraminiu vaizdu, 14 aukštas. Sakė, nuostabiausias vaizdas. Muzika įėjimas už dyką. Maži užkandžiai, alus, kaip ten sakė, gražiausia panorama miesto. Kad ir kaip tamsu, bet vaizdas gražiau už viską. Tokiais tempais mums nebereikės ir vakarienės.